Sveiki. Kada susiduri su šito pasaulio filosofija, tai kartais atsiranda įtampa, kalbant apie tiesą. Nes aplamai tai, kas valdo šitą pasaulį, Biblija, aš pagal šventą raštą kalbu. Jėzus yra sakęs, kad tamsos princas valdys šitą pasaulį, kad jisai jau atėjęs, antikristas, tas, kas yra vietoj Kristaus. Tai yra Kristaus visos savybės ir jo šventumas, ir yra kita jėga, kita dvasia, kita galia, tai, kas nėra Kristus. Visai į kitą pusę. Ir panašiai. Tai labai dažnai, kada nusprendžiu kažką pasakyti apie Dievą, kažkokioje aplinkoje, ypač kur yra mažai kalbama apie Dievą, tai atsiranda tam tikra įtampa. Ir iš tikrųjų, kol jos nepastebi sąmoningai ir kol neiškeli savo klausimų, tai atrodo, kad mintis ir jausmai kylančios iš tos įtampos yra teisingi. O mintis ir jausmai, kylantis iš tos dvasios, iš to per tą įtampą ir per visą šitą filosofiją, yra tokios, kad per daug skelbi Dievo žodį, per daug lendi į eterį, per daug šneki, nekišk, negrūsk ir panašiai. Ir aš tau pasakysiu, kad grūdimas ir kišimas, tai labiau, sakyčiau, yra, kada važiuoju Vilnius Kaunas ir matau reklamą 3 metrai ant 9 kažkokią, tai ir matau ją 100 kartų. Čia panašiau į grūdimą ir kišimą ir dažniausiai tai bus ne apie Dievą. Ir iš tikrųjų, kokios reklamos liečia mūsų akis ir ausis kiekvieną dieną, tai kiek procentų tai yra apie Dievą, apie dorovę, apie Dievo įstatymą, apie tikrą meilę, tai mažas procentas. Nežinau, kiek būtų 1. Viskas bus apie vartojimą, apie malonumą, apie patogumą, apie komfortą, apie kažkokius pakylėtas emocijas, jausmus ir per tai ir gaudo reklamos. Ir noriu padrąsinti kiekvieną, kuris šneka apie Dievą, kuris skelbia Dievo žodį, kad visų pirma, Dievo žodis yra aukščiausia tiesa. Pati aukščiausia tiesa, kuri keičia žmogaus gyvenimą iš esmės, kuri išlaisvina žmogų nuo vergovės visam šitam pasauliui, žmonių nuomonėm ir aplamai išlaisvina iš tamsos vergovės ir tempia šviesos link, stumia šviesos link, traukia šviesos link, būtent Dievo žodis. Ir tikrai kiekvienas žmogus, jisai transliuoja tai, kas yra jame. Taip, gali ateiti kaimynas, pradėti keiktis kieme ir jisai transliuoja tai, kas jame. Ir dažniausiai tai, kas nėra Dievo, būna transliuojama labai drąsiai. Todėl, kad žmonės supranta sarkazmą, supranta humorą, supranta, turi žmonės logiką, supranta žodžius, supranta vaizdus ir supranta iki tam tikro lygio jausmus. O kad supras iš tikrųjų Dievo žodį, jo principus, jo veikimą, reikia atsisėst, nurimt, įsiklausyt, pabūt ir šito ne visi supranta. Tai todėl, žmonės, ko nesupranta, labai dažnai laiko nesąmonėm. Ir tikrai išgirsit labai dažnai, kad ką tu čia nesąmonės šneki, ko tu čia perši, ko tu čia kiši ir panašiai. Tai ne, iš tikrųjų niekas nieko nekiša. Vienetai tikinčiųjų, kurie kiša. Yra galbūt ne vienetai tikinčiųjų, kurie ateis ir pasakys, ką jie mato. Kažką tai pasakys, parodys, bet kad kištų, grūstų, kaltintų, tai aš bent jau labai retai sutinku, nors ir yra tokių. Ir kita vertus, tų, kurie kiša šiaip savo produktus ir reklamuoja savo idėjas, ideologijas ir panašiai, yra daug daugiau. Ir jiems labai retai yra, kada pasakoma, kad nekiškit savo idėjų man. Nes iš tikrųjų, ten, kur yra jų eteris, ten, kur yra jų zona, jie turi teisę kišti, reklamuoti bet ką nori, o mūsų teisė yra rinktis. Lygiai taip pat čia mano kanale yra mano namai, tai yra mano eteris ir čia yra skelbiamas Dievo žodis ir jisai bus skelbiamas toks, koks jis yra. Ir noriu paskatinti kiekvieną, kuris tai daro, tai tikrai, jeigu jūs žinot tiesą, jeigu jūsų gyvenimas yra keičiamas, jeigu jūs turit gerą produktą, jūs jį turit reklamuoti. Žmonėms atskleis, žmonėms parodykit, žmonėms paliudykit. Išreiškit šitaip meilę žmonėms esantiems aplink. Taigi, šiandien noriu pašnekėti apie
meilė. Ir pasaulyje meilė, iš tikrųjų meilės savoka labai nuvalkiota ir nutemta iki sielinių lygių, iki jausmų, iki minčių, iki žodžių, iki kūniškų pojūčių. Ir tai tikrai neatspindi Dievo žodžio. Ir šiandien noriu pakalbėti, kas yra meilė Dievo žodžio atžvilgiu. Tai pirmas laiškas korintiečiams, aš paskaitysiu ištrauką apie meilę, jūs ją tikrai girdėję, aš manau, net tie, kurie nėra tikintys Dievu, arba ten labai religingi, ar labai vaikštantis į bažnyčią, bet šitą esat girdėję, manau, tai tikrai beveik visi, kas esat susituokę. Pirmas laiškas korintiečiams, 13 skyrius, nuo 4 eilutės skaitau. Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi, meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nesusierzina, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybė, džiaugiasi tiesa. Visa pakenčia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Ir čia 8 eilutė, ir kaip ir čia pabaiga turėtų būti, bet truputį pratęsiu. Baigsis pranašystės, paliaus kalbos, išnyks pažinimas, nes mes žinome iš dalies. Ir mes pranašaujame iš dalies. Mes žinome tik sąlygotai. Mes žinome tik tai, kas mums atskleista šitam pasaulyje, bet tai nėra visas vaizdas. Tai reiškia, mūsų tas žinojimas dalinis, jisai pranyks. Bet kas nepranyks, meilė nepranyks. Jinai išliks visada. Ir kas dar išliks visada? Dievas visada išliks. Jisai buvo amžinai ir jisai bus amžinai. Ir čia nesako, kad pyktis liks amžinai. Niekur nesumatęs, kad pyktis išliks amžinai, gėda, kaltė ir visi šitie dalykai. Bet meilė, sako, išliks amžinai. Todėl Dievas yra meilė. Jisai iš tikrųjų yra meilė. Tai jeigu taip dar kartą perbėgus, kokius dalykus skatina biblijinė meilė. Aš užsirašiau ant papiriuko, aš taip gerai nepamenu visų dalykų ir labai daug apie ką kalbu šituose video, šituose visuose filmukuose, aš kai ko net kartais nepagrindžiu šventu raštu, bet vėlgi, čia yra mano namai, čia yra mano kanalas ir tai nėra bažnytinis pamokslas, tai yra mano pasidalinimas su tavim. Ir kas nori pagrįsti ir dadėti kažką galit visada komentaruose papildyti, tai aš nesupyksiu. Meilė ką skatina? Kantrybę, maloningumą, tiesą, pakantumą, tikėjimą, viltį, ištvermę ir išlikimą, išstovėjimą skatina. Sako, meilė, jinai visada išlieka, išstovi. O prieš ką priešinasi meilė? Tai prieš pavydą, prieš pagyras, prieš tiek savo pagyras, tiek kitiems žmonėm, išdidumą, nepadarumą, savanaudiškumą, susierzinimą, piktas mintis, piktumą ir pikdžiugiškumą. Aš manau, kad aplamai tai daugiau dalykų, aišku, galėtume išrašyti. Čia tokie, sakyčiau, keletas kampų, keletas pusių. Geometrinės figūros, kuri turi, aš manau, kad 1000 pusių. Ir jeigu pažiūrėtume, tarkim, į tai, ką meilė skatina, ne, kaip kantrybę, maloningumą, tiesą, pakantumą, tikėjimą, tai jie vienas su kitu labai surišti. Jeigu, tarkim, kalbam apie ištvermę meilėje, ne, tai ar gali būti ištvermė be kantrybės? Ar gali būti tikėjimas be ištvermės? Jie labai susipynę, susirišę. Tai kaip ir kalbama apie tą patį dalyką, bet skirtingos pusės. Ir dabar jeigu žiūrim į tokią sielinę meilę, emocinę meilę, tai yra visai kas kita. Ir tas posakis love is love, kad meilė yra meilė. Nesvarbu, su kuo tu miegi, ar su vyru, ar su moterim, būdamas vyru, tarkim, ar su ten kokiais, nežinau, gyvūnais, kad meilė yra meilė. Ne. Seksas yra seksas. Dovanojimas dovanų, mėgavimasis kartu, valgymasis vakarienių skanių, dalyjimasis buitimi, tai ir yra visi šitie dalykai.
Bet meilė nėra meilė. Meilė yra kantrybė, maloningumas, tiesa, pakantumas, tikėjimas, viltis, ištvermė. Šitie dalykai, va čia yra meilė. Ir kada galvojame apie šitus dalykus ir tarkim apie tai, kokią meilę pristato pasaulis, tai iš tikrųjų pamatom, kad yra visiškai du skirtingi lazdos galai. Arba net ne tai, kad tos pačios lazdos galai, galbūt, sakyčiau, tai yra du visiškai skirtingi lygiai. Apie tą meilę, kurią vat, girdim reklamose ir per Valentino dieną, tai yra visiškai pamaloninimas. Žodžiais, galbūt gėlėmis, ar, nežinau, nuėjimas į filmą, pažiūrėti kokio filmo, ar dovanos kelionės, dar kažkas, kas yra labai gerai. Bet tai nėra meilės ženklas. Tai nėra meilės ženklas. Biblija niekur nesako, niekur, kad meilės ženklas yra dovanos, pavyzdžiui. Aš galiu dovanoti iš meilės, kaip šalutinis efektas, tai taip, aš be abejo, žmogus, kurį aš myliu, aš jam dovanoju ir man norisi jį nusivežti į gražias vietas ir visa kita. Bet jeigu tai yra ženklas meilės, tai tarkim, jeigu aš iš tikrųjų neturiu už ką nuvežti žmogų į Kanarų salas, arba nupirkti milžinišką puokštę rožių, ir jeigu aš nesu motyvuotas, tarkim, surasti pinigų, nupirkti tos visus dalykus, parodyti, nuvesti, pajausti kartu, pasimėgauti ir panašiai, tai ką aš reiškia nemyliu. Bet ar netgi tam tikri žestai meilės, kaip, tarkim, kažkokia pagalba mūsų mylimam žmogui, kažkokia pagalba, ar net nemylimam, kažkokiam tai vat, gali būti, ar neįgaliam žmogui, tarkim, žmogui su negale, ar žmonai galiu kažką tai padėti, vat, nukrenta kažkas pakelti, greit pribėgti, kad jai nereiktų lenktis, ne? Tai irgi, tokį dalyką aš galiu daryti visiškai iš skirtingų intencijų, aš galiu manipuliuoti šitais veiksmais. Tai net nėra meilės žestas, kai kurie žmonės šiais laikais labai reklamuoja savo meilę, kaip jie myli, kaip jie padeda kitiems, postus rašo, kaip jie patys padeda, tai žinai, čia vats, ar aš gerai atsimenu, kad meilė nesigiria. Meilė nesigiria? Jo, meilė nesigiria. Tai jeigu aš darau meilės žestus ir aš giriuosi, tai nėra meilė. Meilė nesigiria. Jėzus yra sakęs, jeigu, kada kairė, ką daro dešinė ranka, jeigu duoda dešinė, tai kairė nežino. Perfrazuoju, čia yra kitaip, aš nepamenu ir dabar neieškosiu eilutės, bet, žodžiu, kai tu darai gerus darbus, žodžiu, kad kitas net nežinotų, tavo, sako, dešinė ranka tegul nežino, ką kairė duoda, ne? Ar atvirkščiai, esmę supratot. Tai jeigu aš išsireklamuoju, Jėzus apie tos išsireklamavimus sako, jūs jau, sako, atsijėmėt savo atlygį. Jūsų atlygis jau atsiimtas, jūs dangui negausite atlygio, dvasinio atlygio, nes jūs girėtės, jūs emociškai gaunat, jūs ieškot kažkokio tai įvertinimo, pagirimo, savo naudos, ne, vėlgi šventas raštas sako, meilė, jinai neieško savo naudos. Tai vėlgi tie visi žestai manipuliaciniai, veidmainiški, kada darai gerą, kad gautum savo naudą, žinai, ar savo šeimai, ir savo įmoniai, ar savo kažkokiam tai brandui ir panašiai, darau gerus dalykus, tai aišku, vis tiek padarai tos gerus dalykus, kažkiek duodi, bet kalbant apie tavo asmeninę vidinę būseną, tai tu nepuši, tai nepušia tavęs iš tikrųjų iš vidaus. Tai nepušia manęs iš vidaus. Ir kada mes pasirinkę eiti su Dievu, kada mes norim tarnauti iš tikrųjų Dievui, tai yra esmė atiduoti visą save ir savo išorę ir savo vidų Dievui ir duoti jam mus minkyti ir formuoti iki tobulumo. Ir tai yra šventėjimas, ėjimas tobulumo link, šventėjimas. Šventas yra paklusnus Dievui, tobulas. Esantis Dieve yra šventas, pasišventęs, pašventintas. Ne, ir mes kuo būnam pašventinti, realiai mes būnam pašventinti Dievo meilę. Mes tuo ir esam pašventinti. Jėzaus Kristaus meilė. Kada jisai už mus mirė, jis mus ir pašventino. Ir mes gaunam jo meilės ir malonės dovanas. Tai va, ir vėlgi, kada žiūrim iš tus dvasinius aspektus meilės, galim labiau pažinti ir savo santykį su Dievu,
noriu šitoj vietoj padrąsinti kiekvieną, kuris ypač naujai įtikėjęs ir sako, aš nejaučiu. Čia dabar visai kitas skyrių dar atversiu. Visai iš kitos pusės. Gulėjau vakar lovų ir sugalvojau, kad atėjo tokie pavyzdžiai labai. Kad žmonės sako, jau esu tikėjime kurį laiką ir išblėso tas toks ryšys su Dievu. Aš nejaučiu Dievo, aš nejaučiu tos meilės. Kaip kiti krikščionys, esu labai daug girdėjęs, sako, aš jaučiu tą intimų ryšį su Dievu, sako, aš jį myliu. Iš tikrųjų myliu Jėzų. Aš jį myliu. Aš noriu jam geriausio. Ir aš žinau, kad jis man nori geriausio. Visiškai kaip jaunikis su jaunaja, jie vienas kitam tikrai įsimylėja ir jie viso ko geriausio nori vienas kitam. Ir kada šito aš neišgyvenu, tai paprasčiausiai yra dėl vieno dalyko. Nes aš nepažįstu Dievo. Ir jeigu tu nejauti, iš tikrųjų nejauti jausmų, būdamas su Dievu, būdamas tikėjime, nenusivilk, nes tai visiškai nėra apie jausmus. Aš turiu žmoną ir kažkada buvo daug daugiau jausmų, tokių emocinių meilės jausmų, emocinės meilės, aistros ir viso kito buvo daug daugiau, ypač pačioj pradžioj. Ir dabar yra, be abejo yra, bet jeigu palyginu pradžią ir dabar, tada buvo, ryškiau viskas. Ir po to įsigyveni rutinui, tie jausmai jie kartais sumažėja, bet jeigu nenustoji pažinti savo antros pusės ir ją vis naujai pažįsti, tai vis naujai vėl gali įsimylėti ir pamatai, iš tikrųjų, kokia jinai yra graži, kokia jinai yra gera, kokia jinai yra tau dosni, kaip jinai stengiasi dėl tavęs, kada mes iš tikrųjų atkreipiam dėmesį į mažus dalykus. Dabar apie žmoną sakau. Lygiai tas pats apie Dievą. Kai mes atkreipiam dėmesį į mažus dalykus savo gyvenime, kur Dievas sudėliojo, padarė ir panašiai, mes pradedam jį pažinti. Ir tada atsiranda tasai toksai, o Dieve, tu iš tikrųjų mane pažįsti. Tu, Dieve, o čia papuolė kažkokios bimbalas papuolė į kambarį. Tai kada pradedam matyti ir pastebėti mažus dalykėlius, kur Dievas manęs pasigailėjo, mane apsaugojo, kada matau, kiek nesąmonių pridarau ir kiek iš tikrųjų mažai pasiekmių srebiu kartais, ypač kai iš nežinojimo darau netyčia, kur atrodo turėčiau, tikrai kartais daug daugiau būtų gavęs atgal. Ir tada pradedu susimastyti, iš tikrųjų Dievas mane labai myli, mane moko, manim rūpinasi ir atsiranda tas toks jau kaip su asmeniu santykis. Ir tada imi pabiški pajusti tą Dievo gelmę ir iš tikrųjų jį įsimylėti. Kada pagalvoji apie Jėzų, jeigu netiki, kad esi nuodėmingas žmogus taip iš prigimties, jeigu manai, kad viskas yra su tavim gerai, natūraliai be Dievo, ir manai, kad esi, gali pats būti geras, tobulas, tai tada atrodo ir tas Jėzus, nukryžiavo jį ir viskas. Todėl, kad jisai kalbėjo kažkokius tai ten nepriimtinus dalykus, nukryžiavo kaip ir visus kitus. Bet kada imi pažinti šventą raštą ir iš tikrųjų, ką Dievas dėl tavęs padarė, kad pats atėjo stebuklingų būdu kūne ir supažindino visą pasaulį su tikru dieviškumu ir su tuo, kad mes esam Dievo sūnus. Anksčiau tos idėjos nesklandydavo. Dabar tos idėjos sklanda, anksčiau jos nesklandydavo. Ir jas atnešė Jėzus. Ir tai ne idėja, tai yra tiesa. Ir po to tas Dievas žmoguje dar padaro savo kraujo auką. Jisai kaip tuos gyvulius anksčiau aukodavo, jis pats leidžia, kad jį nukryžiuotų. Jis tam ir atėjo. Ir būtent ta auka tave sutaikina su Dievu ir tave prijungia prie Dievo meilės, kad tu galėtum pažinti Dievo meilę ir kad jin tave tikrai pradėtų keisti iš esmės. Ir ilgiau pamastęs apie šitus dalykus pradedi ir Jėzų mylėti. Ir supranti, kad jis tikrai yra pats brangiausias, pats mylimiausias, pats reikalingiausias ir viešpačių viešpats. Tas, kuris iš tikrųjų valdo visą visatą. Tik tai mes čia žemėje dar turim savo pasirinkimus ir žmonės, kurie yra pasirinkę tamsą, ir ne tik žmonės, bet ir būtybės, kurios yra pasirinkusios tamsą, jos irgi turi savo pasirinkimus. Ir mes dar patiriam šitų pasirinkimų pasiekmes gyvendami žemėje. Tai viskas nėra taip tobula, kaip norėtųsi, kad iš karto būtų, bet Biblija irgi parašo, kaip viskas baigsis. Bet dabar ne apie tai. Dabar grįžtant prie meilės ir pažinimo ir to nejautimo
Dievo meilės ir nejautimo meilės Dievui dar galiu palyginti su, kas yra Dievas. Jis yra mūsų tėvas, jis yra viso ko davėjas, mūsų gyvybės davėjas, mūsų visų materialinių dalykų, gerovės davėjas, mūsų sielais pripildo, kada mes vaikštom su juo, tikim, jisai pripildo mus džiaugsmu ir viltimi ir tikėjimu, jis pripildo, tik reikia prašyti. Tai galiu sulyginti irgi su savo tėčiu, pavyzdžiui, turiu tėtį ir kada buvau vaikas, aš daug ko nemačiau. Kada mačiau tik tai save, vaikas jis labai dažnai mato, ypač iki tam tikro amžiaus, tik save. Aš noriu, man reikia, aš negavau, man neleido, viskas yra man, aš, manęs. Ir irgi kažkada nesupratau, kodėl mano tėtis va taip ir anaip elgiasi. Ir kažko man neleidžia. Tai vienas dalykas tai, kad neleidžia, o kitas dalykas yra, kad nesupratau, kiek jis kantrus, kiek jis iš tikrųjų maloningas, kiek jisai nepikdžiugiškas, kiek jis man linki gero, kiek jisai pakantus, kiek jisai tikintis, kiek jisai viltingas dėl manęs, kiek jisai ištvermingas dėl manęs. Šitie dalykai man atsiskleidė irgi labai daug kas tik tai šiais metais, praeitais metais, užpraeitais metais. Apie 30 suėjo, pradėjau matyti savo tėtį. Gal todėl, kad vaiką dabar turiu ir suprantu, kad jau 2 metukai mano vaikui ir atrodo kartais nervus ištąsiu ir tos kantrybės tiek pareikalauja. O čia tėvas, kuris mūsų užaugino su mama kartu. Ir kai pagalvoju, kad čia ne 2 metai, čia 3, 4, 5, 6, 10, 15, 16, 17, 20. Ir taip toliau. Ir visada buvo ta kantrybė, pakantumas, meilė. Ir su laiku, kada pamatai pat iš savo perspektyvos, kada suvoki tos dalykus, kur, tarkim, jeigu apsikeistum vietom su savo tėčiu ar su savo mama, kad iš tikrųjų ar tu tikrai geriau padarytum daug kur, ar ten kantresnis būtum, daug kur žiūriu, kad aš 10 kartų mažiau kantrybės turiu. Ir tada ateina toks vertinimas ir meilė. Galvoju, taip myliu savo tėtį, taip myliu savo mamą. Atrodo, viską dėl jų irgi galiu padaryti tada. Norisi eiti padėti jiems, norisi juos mylėti, juos iškelti, norisi juos išaukštinti. Ir save biškį pažemint, atsisėsti į savo kėdę, nusileisti ant žemės. Ir štai atsiranda meilė per pažinimą, kada pažįsti. Ir kaip ir labai sunku pažinti, jeigu nenori pažinti. Tai Dievą, kad pažintume, ir kad turėtume to tokį gyvą ryšį su juo ir net emocinį ryšį su juo, ne tik per tikėjimą, bet ir emocinį, kad jaustume jausmus šiltus jam. Ir tai nėra blogai, bet tiesiog ne nuo jausmų viskas prasideda. Kada mes suvokiam jo dvasinę meilę, tai šalutinis efektas ir sielinė meilė. Ir labai dažnai su ta sielinė meilė po jos gali sekti net ir kūniška meilė per, tarkim, sveikatą netgi, per kūnišką netgi ramybę. Nuo kūno išeina inercija, įtampos visokios. Tai žmonės pasveiksta, būtent kada susipažįsta su Dievo meilė. Pakeičia jų dvasią iš karto, per tikėjimą. Pakeičia jų sielą, jų jausmus, jų mintis, įsitikinimus visus, pasąmonę išvalo, užsėja naujom sėklom. Ir žmogus jisai išsilaisvina iš savo pančių, jisai nebebijo žmonių nuomonių. Kaip aš galiu paliudyti, man tas pats, dabar tas pats. Gera, kai žmonės pamoko, gera, kai žmonės prieina, pasako, ne, aš klausau, ką žmonės sako, aš įsiklausau. Bet man neįdomu, ką Petras ar Antanas galvoja apie mano, tarkim, video. Nepatinka, tipo, tai nežiūrėk. Nežiūrėk. Čia esu aš, čia yra mano namai, čia yra mano kanalas, tu esi svečias, aš tave priimu ir viskas. Jeigu tu gauni, šlovė Dievui, tu gauk, tu žiūrėk, pasidalink, prašau, užsisubscribing, užsiprenumeruok, padėk laiką, parašyk komentarą, kad man algoritmai keltųsi, kad matomumas būtų. Ir viskas, o jeigu tau nepatinka, tai tu gali tiesiog praeit pro tą langelį ir praeit. Ir tikrai ilgą laiką buvo nelaisvė dėl to, bet kas išlaisvina? Išlaisvina Dievo pažinimas. Skaitai šventą raštą ir naujom idėjom užsėjai pasąmonę, savo širdį užsėjai naujom idėjom. Naujų išmanimų, Dievo išmanimų. Kad ir apie teisimą anksčiau bijodavau, kad žmonės nuteis mane, vertins, ką jis išneka, žinai.
daug pastorių mane pažįsta ir, sakys, Ramūnas nusišneka, laisvamanystės kažkokias tai šneka ir tikrai tokios mintis būdavo. Tai dar pastoriai, jie ir su svoriu ir pasakys savo kritiką, jeigu reikšnai, ir aš daug ką priimsiu. Gal ir ne viską, bet daug ką aš manau priimsiu. Bet kalbant apie išvis netikinčius žmonės, tie, kurie net nesuvokia, ką aš čia kalbu ir tarkim vertina, tai tikrai tai yra niekas. Tai yra niekas. Tie žmonės nepažįsta Dievo meilės ir jeigu aš jiems rodysiu meilę, jie gali per mane pažinti Dievo meilę, bet jų vertinimai, kalbos kažkokios, visa kita, atėjo tas supratimas ir iš kur jis atėjo, irgi iš Dievo žodžio, ką Jėzus sako, kad žmogus, kuris, aš perfrazuosiu vėlgi, Jono, man atrodo, Evangelijos pradžiai, ar 2 skyrius, ar 9, nepamenu, bet žmogus, kuris vaikšto Dievo dvasioje, jisai yra panašus į vėją, niekas nežino, kur jis eina, iš kur ateina arba kur nueina, bet tiesiog tu girdi vėją, bet tu nežinai, iš kur jis atpučia, jo gūsių tu nežinai. Tai lygiai taip pat žmogus, kuris kalba iš Dievo dvasios, kalba apie Dievo žodį, apie paslėptus Dievo dalykus, kuris gilinasi į Dievo žodį, niekas, kuris nesigilina, neturi jokio svorio jo teisti. Tai reiškia nulį. Tas žmogus, kuris domisi pasaulio dalykais, jis gali vertinti pasaulio dalykus. Elonas Muskas pastatė tą, kas čia dar, Trumpas pasakė tą, Bidenas pasakė tą, žinai, įsigilini į politiką, gali į debatus kažkokius eit. Bet jeigu vertina tavo dalinimas į Dievo žodžiu, malda, užtarimu, vieša veikla ateinančia iš Dievo, tai svorio tai turi nulį. Ir lygiai taip pat apaštalas Paulius rašo, pamiršau kuriam laiške, kažkas gal parašys komentaruose, kad sielinis žmogus, jisai negali teisti nieko. Dvasinis žmogus, jisai gali teisti viską. Biblijai sako teisti, bet anglų kalboje yra žodis judgment. Ir judgment yra ne tik teisimas kaip teismo verdiktas, bet vertinimas, vertinti. Sielinis žmogus, jisai negali vertinti dvasinio žmogaus. Dvasinis žmogus, jisai gali vertinti viską. Jisai save gali vertinti. Jisai gali vertinti kitą žmogų. Tai dabar nesakau, kad nuteisti ir verdiktus sakyti, bet vertinti. Vertinti, žiūrėti, tirti, jisai suprasti gali. Kažką jis gali ir pasvarstyti ir pažiūrėti. Žmogus, kuris gyvena tik jausmais ir savo logiką, jisai negali. Todėl, kad jeigu tu, tarkim, kad ir tu žiūrovė, visiškai nesusidūręs niekada gyvenime, tarkim, su šventu raštu ir aš tau gali būti, kad briedus kalbu. O jeigu šventa dvasia su manim ir jeigu jis liečia tave, šventa dvasia liečia tave, tai nors ir briedus kalbu, tu vis tiek gali būti paliestas. Galbūt nesupranti, bet esi atviras Dievui ir mano žodžiai gali tave keisti. Tau įdėti norą keistis, norą artėti link Dievo, norą priimti Jėzų ir visa kita. Tai grįžtant prie sielinio ir dvasinio, kad žmogus, kuris nepažįsta Dievo meilės, jisai negali vertinti žmogaus, kuris pažįsta Dievo meilę. Tai čia yra dar kartą padrasnimas tau, ar tu naujai įtikėjęs, ar senai įtikėjęs, jeigu tu pažįsti Dievą, jeigu tu jį myli, jeigu tu jauti, kaip jis tave myli, tikrai dalinkis, kalbėk žmonėm, dalinkis. Taigi laisva valia, žmonės gali atsisakyti, žmonės gali nepriimti ir mes nepykstam. Ir mes būnam su visais žmonėm, ir tikinčiais, ir netikinčiais, aš myliu kiekvieną žmogų. Nesvarbu, kokioj nuodėmėje žmogus vaikšto, aš irgi vaikštau kai kuriuose nuodėmėse dar, kai kurių net nematau, kai kurias Dievas apšvietė, stengiuosi nedaryti to, nusisukti nuo jų. Bet esminis dalykas, kaip tikintiesiems, galim būti su žmonėm, bet nevaikščioti jų keliais. Taip pas mane namuose gali būti homoseksualus žmogus su to podraugiu. Pas mane gali ateiti pasikeitęs lytis žmogus. Gali pas mane ateiti kalėjime sėdėjęs žmogus. Visi yra laukiami, bet tiesiog mes nedarysim to, ko jūs norėtumėt galbūt daryti, arba mes nekalbėsim apie jūsų temas, mes kalbėsim apie tai, ką aš kalbu. Ir ne tai, kad mano tema, ne mano tema, Dievo tema. Ir ne tam, kad padarytume taip, kaip aš noriu. Čia mano namai, vos ne mano taisyklės ir aš diktuoju. Ne. Esmė, kad tu pažintum Dievo meilę ir kad mums išsiskyrus kažkas būtų pasikeitę tavo viduj. Tokia esmė čia.
nėra mano arogancija, kad vat, nenori iš arogantiškos pozicijos šitą visą sakyti. Sakau iš meilės pozicijos. Todėl, kad tie pasaulio dalykai, nuodėmės dalykai, malonumų dalykai, jie nieko gero man neduos. Dėl to aš nebepriimu kažkokių tai debiliškų kalbų, kažkokių tai apkalbų, kalbėjimo apie kitus žmonės, apie kitų žmonių reikalus, pavydus kažkokius. Tiesiog tie dalykai nepripildo, jie nieko neduoda, jie tik išgrėžia, po to lieki su tuščia skyle ir nusivylimu ir kažkokiais šiltais jausmais. Tai geriau kalbėkim apie aukščiausius dalykus, žvelkim į Kristų ir mums išsiskyrus kažkas galbūt liks tavyje. Bet grįžtant dabar prie dvasinės ir sielinės meilės ir dvasinių ir sielinių dalykų, taip tai vėlgi drąsinu visus tuos, kurie tiki. Žinokit, kad jūsų produktas ir mūsų produktas ir Dievo produktas, Dievo žodis išėjęs iš Dievo burnos, jisai tik stato, jisai niekam nieko blogo nedaro. Niekam. Paimk Biblijos geriausius visus, negaliu sakyti, kad geriausius dalykus, nes jin visa yra gera, bet paimk geriausias tiesas, visas tokias žinomiausias, kad yra, ne? Pačias žinomiausias tiesas. Visiems pažįstamas iš Biblijos ir jomis laikykis jų, gyvenk jomis. Net jeigu tu dar nepriėmęs Jėzaus Kristaus, jau tavo gyvenimas pradės keistis. Tai reklamuoju šitą produktą, reklamuoju šitą žodį, reklamuoju šitą tiesą. Ir produktas, nenoriu sumenkinti Dievo žodžio, produktas, sakau, kad tai, kas yra išėjęs iš kažko. Nes chemijoje produktas yra, kada sureaguoja dvi medžiagos ir yra produktas kažkoks. Taip, tai reakcija įvyksta ir kažkas išeina. Tai kas išeina iš Dievo, tarsi yra Dievo produktas. Kas dar? Kažką dar norėjau sakyti. Apie pažinimą Dievo ir tos jausmus. Apie meilę Dievui. Jo, apie meilę Dievui. Apie jutimą tos meilės. Tai grįžtant prie tėvų pavyzdžio, taip mes matom, kad tėvų meilė, irgi su vienu draugu kažkada čia kalbėjom, anglų kalbą aš įmokau, irgi labai gerai pakalbam, iš tikrųjų rytais mes susitinkam kiekvieną rytą. Ir jis man buvo atsiuntęs vieną gerą tokį kaip paveiksliuką, kur sako, kuriame amžiuje žiūri sūnus į tėvą, kad ten paauglystėje vienaip, vaikystėje vienaip, po to paauglystėje kitaip, po to brestant vėl kitaip ir, kad galutinė ta stotelė jau užaugus, jau kai tėvo nebėra, kad tiksliai neįvardinsiu, bet žodžiu, jau visiškas tas tėvo iškelimas. Ir per ką atsiranda tas iškelimas tėvo ir Dievo, būtent, dar kartą pasikartosiu, per pažinimą. Skatinu skaityti Dievo žodį ir pažinti Dievą. Per visą šitą pažinimą bus apreikšta, kas tu esi kaip žmogus, bus apreikšta, kodėl tau labai reikia Dievo, bus apreikšta, kodėl Jėzaus iš viso reikėjo ir tau reikia, ir visam pasauliu reikia. Ir kada visi šitie dalykai apsireiškia ir suvoki, ir patiki, ir priimi, tada ta meilė tikrai pereina į kitą lygį. Ir nesakau, kad mano čia meilė Dievui perėjus į kažkokį kitą lygį labai, bet pereina. Aš liudiju, aš sakau taip, kaip yra, sakau tiesą, nemeluoju. Pereina ta meilė į visai kitą lygį, kur suprantu Dievo žodžio svarbą, suprantu Dievo skelbimų svarbą, suprantu Jėzaus vardo svarbą. Suprantu, ką jis man padarė, suprantu, kas esu jame, matau, kaip jis mane išlaisvina, matau, kaip jis kitus išlaisvina nuo narkotikų, nuo depresijų, nuo kažkokių tai prakeikimų, nuo kažkokių tai sielinių ryšių ir nuo įvairiausių dalykų, ką mes žmonės mirksta. Tiesiog Kristus paima ir ištraukia, kada mes patikim jo ir atiduodam savo gyvenimą. Tai tas savo gyvenimas senas, jis ir būna nukryžiuojamas kartu su Jėzum Kristum. Ir kartu su Jėzum Kristum tada tik per tikėjimą mes prisikeliam kaip dvasiniai žmonės. Tai ir daugiau nesiplečiant, aš manau, kad baigsiu šią natą. Man regis vėl prailgo filmukas, bet nesvarbu. Jeigu da žiūrėjai iki šio momento, reiškia, jisai neprailgo tau. Ir... vos nepamiršau. Gerai, tai galim pasimelst. Aš galiu pravesti maldą, tu gali pakartoti, jeigu nori Jėzų Kristų priimti savo širdį. O jeigu netiki Jėzum, bet norėtum sužinot, tai
gali ir savaip melstis, bet labai svarbu iš tikrųjų pasikviesti ir pasakyti žodžiu. Mes kai žodžiu išpažįstam, tai yra labai stipru, nes mes galim daug ko norėti, net tarkim, paimkim santykius, noriu gero, jeigu žmonai ir jeigu linkiu gero žmonai ir jeigu noriu iš jos net paprašyti gerų dalykų, bet nepasakau žodžiu, jinai ir negirdės. Aišku, Dievas jis nėra fizinis, gal čia pavyzdys ne visai tikslus, bet aplamai žodis yra labai stiprus. Jisai keičia ne tik mūsų santykį su Dievu, bet jisai keičia visą mūsų aplinką. Tai kas studijuoja, pavyzdžiui, biochemiją, kas esat susidūrę, jūs žinot, kad kiekvienas žodis, kiekviena mintis pakeičia mūsų visą cheminį būvį. Ir kiekvienas garsas, kurį mes išgirstam, paukščio, automobilio, gamtos kažkokios žodis, ar tai yra keiksmažodis, tarkim, ar palaiminimas, labai skirtingai veikia netgi mūsų kūną. Ir dėl to labai svarbu ne tik mums, bet ir visai aplinkai, kada mes žodžiu išsakom savo maldas. Ir aš kažkada galvodavau, kad aš gal žodžiu nesimelsiu, kažkaip Dievo vis tiek čia arti nėra ir jis nėra fizinis žmogus, bet kada pradėjau ir žodžiu melstis, tai tikrai sustiprino labai stipriai ir mane, ir aš jaučiu, kad visą aplinką stiprina. Ir tuos, kurie yra šalia ir girdi, ir tuos, kurie negirdi, bet ateina į tą vietą, kur meldžiausi. Tai ir keičia atmosferą tą maldą ir tiesiog laimina viską aplink. Tai galit garsiai sakyti, o jeigu nenorit, galite ir mintise. Dieve, noriu ateiti pas tave su nuolankia širdim. Prašau Viešpatie, paliesk mano širdį ir imk keisti mane. Ir jeigu dar nesu tikras Jėzau tavim, tai padėk man įsitikinti. Jeigu nesu tikras Jėzau, kad tu esi, tai padėk man Dieve įsitikinti tavo buvimu, tavo gyvybę. Tiesiog labai noriu tave pažinti, noriu, kad mano gyvenimas keistusi, noriu, kad mano mylimų žmonių gyvenimai keistusi ir net nemylimų, kad pasaulis keistusi, Dieve. Ir tiesiog pradėk nuo manęs. Jėzaus vardu. Tebūnie taip. Paprasta malda. Tiesiog atėjo tokie žodžiai man ir nesu aš tobulas maldininkas kažkoks, aš freestylinu. Matyt, nėra dar taip užsieta širdis Dievo dalykais, bet Dievas yra paprastume ir jisai nereikalauja manęs skaityti maldaknygę kažkokią būtinai. Yra ir maldaknygėm vieta ir tai yra labai gerai. Nuostabiausios maldos surašytos, galima sekti tas maldas, bet Dievas nereikalauja nei maldaknygių, nei kažkokios specialios liturgijos, kad atsirastų ryšys. Tiesiog kalbėk su juo paprastai. Kalbėk paprastai su Dievu. Ir sakyk tai, kas tavo širdį. Ir jisai bus su tavim. Jisai ateis. Tai tiek apie meilę, apie Jėzaus skelbimą, apie dalymąsi ir tikiuosi, kad šitas video sustiprino tave ir kažkiek pamaitino. Ir jeigu kažką gavai, tai pasidalink, prenumeruokis, komentuok. Ačiū, iki. Atsakau, aš palikau kiemą, atgal nesižvalgau.